nors galvojate apie tiesą? Kas ji? Ar jie egzistuoja? Viena draugė man pasakė, kad kruasanas su aviečių įdaru naujokį kirmėliai yra neskanus. Antra draugė man pasakė, kad būtent tas kruasanas buvo jos niūrios dienos gelbėtojas, kadangi jos skonis suteikė jai šilumos ir lengvumo pilno. Ir kuriai man tikėti? Tai kruasanas skanus ar neskanus? Pamenu, 4 klasėje, mano gimtadienio proga, mama sugarbanojo man plaukus. Atėjus į mokyklą, sulaukiau vienos mergaitės komentaro. Garbanotus plaukus reikia darytis kitaip. Ir šiaip, garbanas tau netinka. Jei yra nuomonė, ar tai yra tikra tiesa? Kas yra tiesa? Žmonės sulaukia daugybę kitų nuomonių ir mes automatiškai galvojame, kad tai yra tiesa. Tiesa, kad esame neprotingi, kad ryškiai raudona suknelė mums netinka, kad esame egoistai ir nesirūpiname kitais. Ir galų gale mums netinka garbanoti plaukai. Ar tikrai turėtume taip stipriai prisirišti prie kitų žmonių žodžių, o nepaleisti ir išlaisvinti mūsų širdis? Kas tie žodžiai? Tiesos auksas ar paprasčiausi paistalai? Ar verta juos saugoti galvoje, ar geriau turėti tik savo nuomonę? Šiuolaikiniame pasaulyje yra be galo daug skirtingų žmonių grupių. Jie visi kovoja, ginčiasi, įrodo. Vardan ko? Gal koks prizas bus? Rašiklis? Diplomas? Pagyra? Pinigai? Negi ginčiamasis dėl tos tiesos yra tiek svarbus ir tiek saldus? Kodėl negalime priimti, jog visi mes turime skirtingus požiūrius? Kodėl žmonės įrodinėja esą teisūs? Gal tai nusako pasitikėjimą savimi trūkumą? Kadangi norisi, kad kiti pripažintų, įvertintų ar sutiktų su mūsų požiūriu. O gal tėvai naktimis ginčiasi dėl tokios smulkmenos. Tarkim, mama sakytų, kodėl vakar neišmetei šiukšlių, taigi prašiau tavęs? O tėtis sakytų, o tu vakar šviestos neišjungi virtuviai. Negi pripažinti, jog klydome yra silpnumo požymis. Kodėl mes bijome pasirodyti silpni? Mes juk visi sudaryti iš silpnybių, tik vis tiek slepiame savo tikrą pusę nuo visuomenės. O kam iš vis reikia pradėti tuos įrodinėjimus? Mes skirtingai mąstom. Ar tai tikra problema, dėl kurios reikia krapštyti smegenyse ir kurti argumentus, kurie pagrįstų mūsų nuomonę? Kodėl atsakydama į teksto analizės klausimus egzistuoja tik vienas teisingas atsakymas? Kas nusprendė, jog jis yra vienintelis? Kodėl visuomenė nenori priimti to kito atsakymo, ar jis tikrai yra neteisingas? Kas sprendžia? Kur yra tiesa? O kur klaida? Agne, aš galiu nusirašyti nuo tavęs matematikos namų darbus. Gerai, bet tu gal padėsi lietuvių? Gerai.
draugėms be galo be krašto pasakoju apie savo batus, kuriuos man mama nupirko vakar. Nors jiems jau apie 3 metai. Aš negaliu nustoti meluoti. Melavimas man tapo kaip mano savybė, be kurios negaliu gyventi. Meluoju, kur man patinka begi džinsai ir Balenciaga rankinės. Visada norėjau būti savimi, bet aš bijau, kad jeigu aš nesieksiu visokių trendų ir madingų drabužių, tai aš tapsiu patyčių objektas. Kai nueinu į mokyklą, tampu visiškai kitų žmogum. Bet viena mokyklos diena buvo kitokia. Besikalbėdama su klasiokėmis, net nepastebėjau, kaip pro duris užėjo vaikinas. O kai pamačiau jį, aš labai norėjau, kad jis atsisėstų prie manęs. Ir mano troškimas išsipildė. Pasitaisiau plaukus ir pradėjau elgtis kaip mano klasiokės. Labas, ką tu? Na, jis man šypsojosi, bet aš supratau. Gero įspūdžio aš jam nepalikau. Nuo to laiko aš supratau, jog turėčiau stengtis išlikti būti savimi, kad žmonės turėtų galimybę pažinti mane, tikrą mane. Aš einu į mokyklą tik dėl jo, nes jis yra mano idealas. Jo plaukai yra šviesiai rudos spalvos. Jo akys yra tokios gražios, kad išblaško visas mano mintis. Todėl ir neatsimenu, kokios jos spalvos. Bet aš žinau tikrai, kad man niekada neužteks drąsos prieiti ir pasakyti, kad tu man labai patinki. Bet aš to nepasakysiu, nes bijau, kad jis mane atstums. Aš prisimenu, kad kai aš buvau maža, aš buvau drąsi. Aš nebijodavau padaryti klaidų ar ne taip apsirengti. Aš laipiodavau po medžiais. O dabar aš esu tik tais mažas, nepasitikintis savimi vaikas. Aš norėčiau turėti daugiau drąsos. Žinai, aš pavargau, nebegaliu kentėti ir nuo tavęs man norisi pabėgti. Aš nebežinau, kas daro su manim. Man kaskart sunkiau bendrauti su tavimi. Mes susitinkame retai, nes trukdo mums reikalai, o kai susitinkame, aš ieškau temų, apie ką pasikalbėti. Tuo tarpu tu verčiau išsirinki tylėti. O anksčiau viskas buvo kitaip. Mums nereikėdavo vaikščioti po kavines, mes mieliau vaikščiodavome po gatves. Tu kur? Girdi mane? Mes netgi sveikinamės retai. Aš jau nekalbu apie tai, kad susiskambiname. Kažkur prabėgo tie geri laikai. Anksčiau aš tau buvau vienintelė, pati artimiausia. Dabargi niekuo nesiskiriu nuo kitų tavo senų pažįstamų naujų draugų. Aš pavargau, nebegaliu kentėti. Nustosiu bandyti mūsų draugystę kažkaip išlaikyti. Dana, nebegaliu aš visko laikyti. Žinai, aš tau pavyzdžiu. Pavydas, jis tylus, jo nerodo. Jis tik yra manyje ir tyliai sako, kad tu esi geresnė, gražesnė, protingesnė ir tobula
Aš nekenčiu, kaip tu šypsaisi, kad tu esi plaukus arba makiažą. Ir šiaip, nekenčiu, kaip tu apsirengi. Aišku, aš tau pavydžiu, nes tu esi graži ir taip toliau, bet atrodai pasikėlusi. Ir tie tavo pasiekimai, lyg jų nebūtų. Pavyzdžiui, gavai 10 ir net nenusišypsai. Tau gerai gaunasi šokt, dainuot, piešt, vaidint. Tu net kalbi raiškiai. O aš springstu iš žodžių, kurių neištariu. Ir tie tavo idiotiški pasiekimai, lyg būtum aukščiau visko. Nekenčiu jų. Nes aš irgi noriu turėti didelę svajonę. Gal visą tai kada nors pasibaigs, bet tikrai ne šiandien. Stiprų ir ambicingą žmogų. Mama visada apie mane kalba su pasididžiavimu, kad esu jos protinga mergaitė, kad esu gydytoja, mokslininkė ar teisininkė. Iš manęs visada tikisi daug, netgi per daug. Pradėjau nebesidžiaugti tuo, kad gaunu 10 ar laimėdavau olimpiadą, bet verkdavau, kai gaudavau 8. Visada jausdavausi kalta, kad nepatenkindavau visų lūkesčių. Ir nustojau stengtis. Nustojau stengtis įtikti tėvams ir aplinkiniams, vaidindama kažką, kas nesu. Aš turiu svajonę. Aš noriu būti scena. Bet visi mane bando atkalbėti nuo šio baisaus sprendimo. Ne tik aplinkinių, užtenka su žmogumi pabūti pusvalandį, kad išgirščiau tą patį. Turėsi priklausyti nuo vyro, gyvensi be patogumų, baig tuščiai laiką leisti. Ką tau tas aktorinis suteiks? Laisvės pojūtį, laimę, stabilumą. Baig. Žinai, vaikeli, kaip rolės gaunamos. Nebūna nei vienos šeimos šventės, kai neišgirstu to pačio klausimo. Tai kada pradėsi galvoti apie rimtus dalykus? Mano dėdė priėjęs prie manęs. Ne visai blaivas buvo man pasakęs, na ką, aktorė, gal padirbsi kontorai pas mane? Grindis išplausė. Ačiū, dėdė, už jūsų nuoširdų pasiūlymą. Kiekvienas save vadinantis sveiko proto žmogus man sako, kad nieko nepasieksiu, kad neužsidirbsiu, kad teks dirbti 4 darbus, kad išlaikyčiau save, apie šeimą net nekalbu. Aš bandau tai užmiršti, bet ne visada pavyksta. Savo pirmą rolę miuziklį susirinko be galo daug žmonių, buvo pilna salė. Susirinkusių žmonių minios mačiau savo auklėtoją ir porą savo mokyklos mokytojų. Po pasirodymo jos nepasigėdino vaikščioti vestibiulį ir visiems aiškinti, kad esu jų mokinė, kaip jos manimi didžiuojasi, kad visada palaiko. Paspaudė man ranką ir pasakė, mes žinojom, kad turi didžiulį potencialą, esi šaunuolė. Rimtai?
pagalvojau, galėtumėt ir nemeluoti. Juk pati žinau, kad mokykloje turiu visus įtikinėti, kad esu gabi, kad esu kažko verta. Šitoms mokytojams tiesiog linktelėjau ir nuėjau pas savo draugus, su kuriais vaidinau sceną. Prie jų jaučiausi kaip namie. Juose mačiau tokias padegančias akis, kurios troško tų pačių dalykų, išgyveno tuos pačius dalykus. Deja, pasaulis vertina kitokius gabumus. Visuomenė vertina tuos gabumus ir tas profesijas, kurios yra praktiškos, bet nevertina to, kas padaro pasaulį gyvą, gražų, spalvingą. Menas, muzika, teatras, be to būtume niekas. O kada ir kaulai be jausmų. Aš dar maniau, kad esu nepakankamai gera. Aš net maniau, kad man reikia pasikeisti. Bet tai mano gyvenimas, mano istorija ir niekas man negali sakyti, kokie turėčiau būti, o svarbiausia, kuo, nes aš pati jau žinau. Ir atsiprašau, kad negaliu jums būti tokia draugė, kokie jūs norėtumėte, kad būčiau. Nežinau, ką reiškia, kai tau paruošia arbatos, kai susergi. Vietoj šiltų žodžių girdėdavau. Tu ne taip padarei. Duok aš. Tie žodžiai paliko randus manyje. Gilius. Aš augau vaikų namuose. Ir naktį, kai visi miegodavo, tyliai išeidavau į koridorių. Atrodydavo, kad esu nereikalinga. Kad man nereikia sutaisyti, kaip sulūžusi žaislą. Vieną dieną prieina socialinė darbuotoja ir sako, tu keliausi pas naują šeimą. Nauja šeima? Tai taip keistai skamba. Man norėjusi pabėgti, tačiau aš neturėjau jokio pasirinkimo. Ateinant vakarui, pradėjau ruošti daiktus. Kol krovau, vienas, antras. Aš pajutau baimę. Kogi tikėtis? Bet vėlgi, aš neturėjau jokio pasirinkimo. Į kiemą atvažiavo mašina, kuri buvo tokia švari. O kai lipau, aš pajutau šilumą. Tarsi pagalvojo apie mane, kad aš nesušalčiau. Su manimi maloniai pasisveikino moteris, kurio žvilgsnis buvo kitoks negu mano mamos, kuri žiūrėdavo į mane tarsi sakydama. Tu vėl atėjai. Tu man vėl sugadinai nuotaiką. Dink iš čia greičiau ir bus geriau. O šitos moters žvilgsnis buvo kitoks. Gal šiek tiek liūdnokas, tačiau jis kitoks. Ryte pabundu, o ant stalo lėkštė su pusryčiais. Skanūs makaronai, ne per sūrūs, ne per aštrūs. Tai buvo padaryta su meile. Ir aš pajutau šilumą. Šilumą, kurios aš ieškojau visą savo gyvenimą. Vieną vakarą sėdėjau su ausinėm, norėjau pabėgti nuo prisiminimų. Ir staiga suvokiau. Aš
galiu rinktis. Ne cigaretę, ne pyktį, o pokalbį, žodį ačiū, šypseną. Ir aš pasirinkau. Dabar aš nebe ta pati. Aš mokausi pasitikėti, mokausi mylėti. Ir aš linkiu kiekvienam iš jūsų, kad nei vienas niekada neliktų be apkabinimų, nes kiekvienas iš mūsų vertas šviesos. Žinot, kas yra blogiausia? Kai tu pasilgsi tų žmonių, kurie yra šalia tavęs kiekvieną dieną. Tėvai, žmonės, kurių dėka mes egzistuojame. Bet ar gali mums jų trūkti? Taip. Mano tėvai pastoviai dirbo. Mama su manim nesišneka be telefono rankose, o tėtis dažniausiai būna darbe arba susitikime. Jo kvapas man primena viešbučius, ne namus. Mano šeimai visada rūpėjo prestižas. Turiu visada atrodyti gerai ir linksmai. Visa tai tie drabužėliai, batukai, telefoniukai, visa tai yra reputacija. Jie niekada manęs nepaklausė, ką aš noriu veikti arba ką galvoju. Jie net tarpusavyje nebesišneka kartu. Gaila, kad kai suaugi, tu taip užsisuki suaugusių reikaluose. Jie reikalauja manęs jausmų tik per prestižinius vakarėlius, nes kai ateina šeima ir giminės, mes turime atrodyti laiminga šeima. Mūsų šeima yra tarsi spektaklis ir niekas nemato, kas vyksta užkulisiuose. O aš tiesiog nebenoriu vaidinti. Noriu pabėgti nuo tuštumos. Turiu draugę, apie kurią tėvams nesakiau, nes tikrai žinau, jie neleistų su ja draugauti. Kai užeinu pas ją į svečius, mama ją apkabina, pradeda klausinėti, kaip sekėsi mokykloje, ką veikia. Ir tada aš jai pavydžiu. Pavydžiu labiau už viską pasaulyje. Aš tik noriu, kad tėvams rūpėčiau. Mano šeima nebuvo ypatinga. Brolis svajojo sekti mamos pėdomis, tapti chirurgu. O aš buvau kitokia. Manęs nedomino medicina. Svajoju rašyti pasaulį. Tačiau ir kaip aš to norėčiau, mano šeima manęs nepalaikė. Turiu žmogų, kuris mane palaiko. Tai mano geriausia draugė. Kartu praleidome daug laiko, nes buvome toje pačioje klasėje. Rašydavome trumpus tekstukus į žurnalus. Bet aš visada žinojau, kad noriu daugiau. Todėl pradėjau rašyti savo pirmąją knygą, kurioje vieną dieną dingsta visi suaugusieji. Ir draugų grupė bando išsiaiškinti, kur jie visi dingo. Juodraštį nusprendžiau siųsti į vietinę knygų leidyklą, su noru gauti atsakymą, kurio aš vis dar laukiu. Ogi būti manimi. Įeinu į klasę ir atrodo, kad net oras pasikeičia. Rimtai, kažkas numeta rašiklį, kažkas atsisėda tiesiau, kažkas apsimeta, kad kažką rašo, bet akys tai vis tiek krypsta į mane. Ir aš jaučiu kiekvieną žvilgsnį, kiekvieną tylų atsidusimą, kiekvieną menkiausią reakciją.
Žinau, kad jie žiūri. Ir žinau, ką jie mato. Jie mato Niką. Ta, kuris visada pasitikintis, visada turi ką pasakyti. Ta, kuris gali bet ką užkalbinti, prajuokinti. Mano pavardė koridoriuose skamba dažniau nei skambutis. Aš kaip žaidimas. Šalia manęs jau level up. Ir taip. Tai svaigina. Kai visi nori būti šalia tavęs. Kai tavo žodis kažką reiškia. Kai tavo nuomonė, taisyklė. Ir viskas lyg ir gerai. Taip ir turi būti. Aš juk laimiu. Bet atsirado ji. Dominyka. Keista ji yra. Nervuojama. Pirmą dieną ji ėjo tyliai. Tiesiog. Tyliai. Nei šypsenos, nei bandymo patikti. Atsisėdo, išsitraukė knygą. Tiek. Aš šypsausi. Neveikia. Metu bairį, jokios reakcijos. Kitos merginos taisosi plaukus, juokiasi, garsiau spokso, o ji tiesiog būna. Stebi. Bet tarsi ne mane, o tarsi kiaurą. Lyg perpjautų kaukę ir matytų, kas po ja. O aš prie to nepratęs. Jos rankos visada šiek tiek neramios. Jos balsas tylus. Bet kai pasigirsta, visa klasė nustoja egzistuoti. Jos juokas retas. Bet kai pasigirsta, atrodo, kad visi sustoja. Jis negarsus, neišmoktas, tikras. Ir aš pagaunu, norint išgirsti jį dar kartą. Ir tada pradedi pastebėti viską. Kaip jį laiko puodelį, kokius auskarus šiandien dėvėjo, kiek puslapių perskaitė per pertrauką, ką jau užrašo mažom raidėm, kai galvoja, kad niekas nemato. Kaip atrodo jos plaukai saulėje. Ir tu nebegali sustoti. Kodėl? Kodėl negaliu išmesti jos iš galvos? Kodėl bandau susikoncentruoti į tą patį statusą, į futbolą, į vakarėlius? Bet ji vis tiek ten, galvoje. Kaip muzika, kurios negalėtum išjungti. Kodėl, kai atsidarau Instagramą, aš nesiekiu parodyti savo tobulos nuotraukos. Aš ieškau jos. Tam, kad pamatyti tą vieną paprastą jos sukurtą kadrą. Katė ant palangės. Arbatos puodelis. Saulė per langą. Ir kai pamatau, širdis trumpam sustoja. Aš bandžiau ją pamiršti. Flirtavau su kitom, neveikia. Juokiausi, garsiau tapau dar drąsesnis, nieko. Ji vis tiek ten, galvoje. Ir tada pradedi bijoti. Nes visada valdžiau viską. Situacijas, žmonės, save. O dabar nebe. Ji paėmė iš manęs viską. Ramybę, įvaizdį, kontrolę. Nors ji net nesistengė to padaryti. O keisčiausia, aš nenoriu jo atgauti. Nes galbūt, kai
kai į mane pasižiūri, niekas aplinkui nebesvarbu. Nei šypsenos, nei sekėjų skaičius, nei juokai. Tik jo žvilgsnis, kuris sako, aš tave matau. Ne Niką, o mane, tikrą. Ir tada pradedi galvoti. Galbūt tai ir yra tikra. Galbūt vienas žmogus gali būti svarbesnis už visą minią. Ir jei tai tiesa, tegul griūna visa ta mano imperija, sudūžta visos tos mano taisyklės. Aš tiesiog noriu, kad jį liktų. Net jei niekas kitas nebeliks. Nes galbūt pirmą kartą gyvenime aš tikrai esu aš. Kitiems lengva kalbėti, bet ne man. Aš visada atsiduriu keblioje situacijoje ir nesurandu sprendimo. Dar darželyje aš susiradau savo pirmąją tikrą draugę. Susitikome visai paprastai. Ji buvo naujokė, o aš pasiūliau jai kartu pažaisti lėlėmis. Ta diena buvome neišskiriamos. Vakare mūsų atėjo pasiimti tėvai. Pasirodo, jie buvę klasiokai. Su drauge buvom 9 danguje iš laimės. Viskas būtų tobula. Bet po kelių savaičių atsitiko nelabai malomus įvykis. Ji man neužleido supykti. Dabar aš suprantu, dėl šito pykti yra absurdiška. Bet tada mažai man tai atrodė pasaulio pabaiga. Pyktelėjusi, paprašiau jai jas man užleisti. Ir ką ji man atsakė? O kas tu man esi? Aš tau melavau, kad mes draugavom. O dabargi tu nesi man niekas. Taip kad eik iš čia. Ir parodė man liežuvį. Ta vakarą buvau suglumusi ir pasimetusi. Aš negalėjau suprasti, tai mes draugaujame ar ne. Atsimenu, pagalvojau. Na, būna. Gal bloga nuotaika. Kitą dieną gal iš naujo sudraugausi. Taip ir atsitiko. Kitą dieną ji priėjo ir pati pasiūlė pažaisti slėpynes. Nieko nesakydama. Aš sutikau. Dabar aš ir vėl sėdžiu ir nesuprantu. Ji man rašo, kad aš užknisau, nesu tikra draugė. Ir svarbiausia, ji su manimi nebedraugaus. Ji taip elgėsi visada. Bet dabar galvoju, o tai ji kaip visada atleis ir jau viskas. How could I hate her? She's such an angel, but then again, kinda weird. Ar jūs tikrai matote, kad čia gera idėja? Taigi taip. Taigi viskas gerai, davai, meskim kuprinės greitai, varykit, davai.
Gal man ten nupiešti? Gerai. Ateik. Ranką čia. Kojas matai. Jūs matote mane turbūt? Gerai. Aš dažnai išeinu lauką. Atsisėdu prie vandens ar žuvies ir piešiu, ką matau. Dangų, mišką, debesis. Eidamiai susikaupiu į aplinką. Aš suprantu, kad šitas momentas daugiau niekada nepasikartos. Tie medžiai, ta saulė, kuri taip dažnai atspindėjo į ežerą. Tai jau praeitis. Po minutės viskas bus kitaip. Negu kaip dabar yra. Mane visada labai pradžiugino dailės pamokas. Aš net įsirašiau į internetinius konkursus. Ir pagaliau mane tėvai leido į dailės pamokas. Ten išmokau daug naujų dalykų. Kada piešiu, jaučiu ramybę ir tik atsipalaiduoju. Mane daugiausiai įkvepia gamta, jos spalvos, šviesa, atspalviai, tik tokie ypatingi. Tad piešiu todėl, kad noriu saugoti akimirkas, kurias taip greitai praeina. Žmogus su dviem gyvenimais. Vienas neįdomus, nuobodus ir pilkas, kitas linksmas, spalvotas ir skaitmeninis. Pirmasis čia, realybė. Į tai žadina ne įkvėpimas, o žadintuvas arba tėvai. Jų balsai virtuvėje ne pokalbiai, o tik fonas. Mokykloje visi kažką piešia, juda. Bet man viskas tai tarsi per sieną. Aš sėdžiu, piešiu kažką sąsiuvinyje, o laikas šis lenka lėtai, lyg užstrigęs kadras. Oras čia visada blogas, net kai šviečia saulė. O tada grįžtu namo, užsidarau kambario duris ir viskas. Atsiveria kitas pasaulis, mano pasaulis. Ten aš bėgu greitai, kalbu garsiai ir juokiuosi be baimės. Ten aš bėgu per spalvotus miestus, kovodamas su monstrų armijomis, atstatydamas pasaulius iš nieko. Ten aš esu kažkas. Ten aš esu svarbus. Ten aš galiu būti, kuo tik panorėsiu. Kartais man atrodo, kad tas antrasis pasaulis yra tikras. Nes kai tik išjungia ekraną, viskas vėl atplunka. Mano rankos atrodo silpnos, mano balsas per tylus. Kartais man atrodo, kad vieną dieną nebeatskirsiu, kuris iš tų pasaulių yra tikras. Galbūt šitas pilkas yra tik ta blogai suprogramuota versija. Galbūt tik ten, tarp kodų ir šviesų. Esu toks, koks esu iš tiesų. Bet žinau, giliai viduje žinau, kad abu tie pasauliai yra mano. Vienas duoda sparnus, kitas žemę po kojom. Ir jei kada nors suderinčiau juos abu, tapčiau vienu žmogumi su viena širdimi, tiek čia, tiek ten.